Iš pradžių iš tikrųjų buvo ganėtinai sunkus pirmi 2 kėliniai ir iki trečio dar vidurio ganėtinai sudėtingai sekėsi, matė patys. Daug leidom atkovoti kamuolių puolime po savo krepšių pirmose 2 kėliniuose ir tai neleido mum įgyti pranašumo. Trečio kėlinio pabaigoje, ten vidury šiek tiek pagerinom gynybą, atkovotus kamuolius ir rezultatas iš karto. Tada jau ir emocijos visai kitaip žaidė. Ar rungtynių scenarijus priminė pirmasis rungtynės su Kirka? Visiškai panašus scenarijus. Pirmi 2 kėliniai, dar iki trečio vidurio, taškas į tašką, dar ir jų persvara, tai ganėtinai sudėtingai, kaip pasakyti, pagauti savo žaidimą. Ir dar ypač savo aikšteliai, kai negali primesti savo žaidimo, bet džiaugiuosi, kad išėjo viskas gerai ir pasiekėme pergalę. Renaldai, gal Supermenus padėjo? Gali būt. Jorai paklaus, ne, iš tikrųjų labai malonu, kai toks palaikymas ir tikiuosi, kad tas palaikymas bus ir ateityje ir jo bus vis daugiau. Renaldai, tau pačiam labiau patiko, kai šaukia iš tribūną, kai šiandien bėga su plakatu? Ir tas. Kaip rinktinės žaidėjas, kaip vertini tai, kad vis dėlto atranką atidavė Venesuelai? Nežinau, kaip pasakyti, aišku, visi tikėjosi, kad bus Lietuvoje ir aš širdį galvojau, kad vis tik tai duos Lietuvai, yra kaip yra, čia nieko nepakeisi. Teks važiuoti į Venezuelą, olimpiadai pasiekti. Gerai, tiek. Ačiū. Viskas.